Pasaka mažiesiems. Vytautas V. Landsbergis. Kaip pelytė Zita žmogumi pavirto. 5 dalis. Vos pakilęs Krankaitis pasuko tiesiai akmeninės pilies griuvėsių link. Apačioje matote aukštutinę pilį, sukrankė Varnas. Dar jį vadinama Gedimino pilimi, nors iš jos telikęs vienas bokštas. Mano proprosenelis pasakojo, kad Vilnių įkūrė kunigaikštis Gediminas, kuris persikėlė čia iš Trakų. Tuomet šiose žemėse vyko daugybė karų, Lietuvą nuolat puldinėjo kryžiuočiai ir kalavijuočiai. O kryžiuočiai tai vorai? Perėkdamas vėjo švilpėsi, paklausė Luizas. Ne varai, o ginkluoti plėšikai, žmonės, labai panašus į vorus, nusijuokė Varnas ir pasakojo toliau. Ir ėmė Gediminas galvoti, kaip Lietuvą nuo piktųjų kryžiuočių apsaugoti, kaip tuos karus sustabdyti. Karalius buvo labai gudrus, tad netrukus savo dukras ištekino už įtakingų rusų kunigaikščių, o su kryžiuočiais išsiderėjo taiką žadėdamas pasikrikštyti. O ką reiškia pasikrikštyti? Nesuprato Zita. Anuomet Lietuvoje žmonės tikėjo Perkūną ir Praamžį, Laimą ir Vėliną, o kryžiuočiai norėjo, kad visi garbintų tik jų dievą. Užtat ir puldinėjo Lietuvą krikštydami lietuvius ugnimi ir kalaviju. Tai ką, Gediminas buvo bailys? Pasipiktino Luizas. Išsigando ir išdavė protėvių dievus? Niekas nieko neišdavė. Kryžiuočius jis pergudravo. Žadėjo pasikrikštyti, bet niekada to nepadarė. Priešai ilgai laukė, kol jis tiesiai savo pažadus, net 20 metų. Per tą laiką Lietuva atsistojo ant kojų ir sustiprėjo. Persikėlęs į Vilnių 1323 metais, kunigaikštis Gediminas pasaulio valdovams prirašė krūvas laiškų, kuriuose kvietė jų šalių amatininkus ir pirklius kurtis Vilniuje. Tada miestas ir suklestėjo. Užduso Krankaitis painės viduramžių istorijas bepasakodamas ir nutapė Etokvipio kalnų parke didžiulio ąžuolo viršūnėje. Iš kur jūs tiek visko žinot? Paklausė tarakonas su pele, nusiropštė nuo paukščio. Pažintis. Viskas, mano mėlėjai, šiam pasaulyje vyksta tik per geras pažintis. Mano proprosenelis Krankaitis buvo artimai pažįstamas su vyriausiojo Gedimino žinių Lizdeika, kuris puikiai mokėjo paukščių kalbą. Krankstėdavosi su mano senoliu lyg su temu. Paskui proprosenelis viską perpasakojo mano seneliai, o tas man. O kodėl Lizdeikos toks keistas vardas ir kuris išmoko paukščių kalbą? Būsimą žynį savo lizde išaugino erelė, perėjusi netoli mano proprosenelio lizdo. Ji ir išmokė berniuką paukštiškai šnekėt. Pala, sukluso Zita. O kur dingo Lizdeikos mama? Prapuolė, panašiai kaip tavoji, ilga liūdna istorija. Kryžiuočiai, kaip minėjau, daugsyk buvo užpuolę Lietuvą. Vieno itin žiauraus mūšio metu nukovė visus vyrus, o Lizdeikos mamytė išsivežė vergijon kartu su kitomis moterimis. Tačiau skubėdami grobikai nepastebėjo jo sūnelio, paliko lopšį, o netoliese perėjusi erelė pasiėmė berniuką, nusinešė į lizdą ir žaugino kartu su ereliukais. Keliautojai sujaudanti pasakojimo tylėjo. Jie sunkiai galėjo įsivaizduoti, kad šiame nuostabiame mieste kadaise virė kruvini mūšiai. Zita svajojusi spoksojo į grakščias bažnyčių varpinės raudonus čerpių stogus. Gražus miestas. Gal žinote dar kokių istorijų, tik netokių žiaurių. Papasakosiu, kaip Gediminas Vilnių įkūrė, atsigrenkštė Varnas. Dar karaliaudamas Trakuose valdovas mėgdavo šiuose kalvose medžioti. Kartą nudobė didžiulį taurą. Peralkę medžioklį paskubom nudyrė žvėrių kailį, pamovė ant iešmo, išsikepė ir surijo pužalį užsigerdami midu. Po vakarienės karalius pasijuto labai nuvargęs, tad į Trakus nebegrįžo, apsinakvojo kalno papėdėje Šventaragio slėnyje, dabartinės katedros ir žemutinės pilies vietoje. Ten nuo senų laikų buvo deginami kunigaikščių palaikai ir kūrenama amžinoji ugnis. Užmigo Gediminas ir susapnavo geležinį vilką, kuris staugė taip skardžiai kaip 100 vilkų. Atsikėlė rytą kunigaikštis skaudančią galvą, pasikvietė žynę ir sako jam susirūpinęs. Klausyk, Lizdeika, visą naktį sapnavau geležinį vilką. Dar dabar galva plyšta. Paaiškink, ką tai reiškia. Vyriausiasis žynys išaiškino, kad vilkas pranašaujas miestą, kuris toje vietoje busęs pastatytas, o skardus jos staugimas reiškės didelį būsimo miesto garsą, kurį jis skleis tauriais savo gyventojų ir kunigaikščių darbais. Baigė pasakojimą Krankaitis, pamankštino sparnus ir linksmai kranktelėjo. Na, gerbiami keleiviai, pailsėjom, skrendam toliau, lipkit ant nugaros. Sumojavo paukštis sparnais ir keliautojai vėl pakilo aukštai į dangų. Saulė buvo jau gana aukštai, kai Krankaitis gūdžioj giriai pamatė raudonų plytų statinį grotuotais lankais. Lėtai sklęsdamas nusileido ant stogo. Luizas pirmas nusikabarojo ir ėmė raginti pelę. Ropškis greičiau, saulė dangum ritinėjasi, prasidės darbo diena, ateis doktoriai apkrės tavo tėvelius nepagydoma liga. Lipu, tuoj,
Užsimiegojusi pelytė išlindo iš plunksnų. Pati žinau, ragana ne tavo, man viską paaiškino. Sėkmingos tėvelio išlaisvinimo operacijos. Atsisveikindamas kranktelėjo varnas ir išskleidė sparnus. Skrendu namo, sūris laukia. Atleiskit, gerbiamasis. Nedrąsiai sumirksėjo Luizas. Ar nesutiktumėt mūsų luktelti kokią valandėlę, kol sutvarkysime reikalus laboratorijoje, be jūsų pagalbos namo keliausim pusę metų? Gerai, palauksiu, sūris niekur nedings. Sutiko Krankaitis ir pasisukęs į pelę lyg tarp kitko pridūrė. Tik judu nesibarkit ten, nesikivirčykit, nes sužlugdysit operaciją. Paskui jūs pačius reikės gelbėti. Atsiprašau, pasistengsiu, pažadėjo Zita. Keliautojai ėmė dairytis, kaip įlysti į paslaptingą pastatą. Mato, netoliese kyšo ventiliacijos kaminėlis, pro jį patyliukais ir šmurkštelėjo vidun. Ilgai bičiuliai šmirinėjo po laboratoriją, regėjo mėlynom šviesom švytinčias patalpas, matė, kaip nuodingais vaistais amžino miego užmigdomi šunys ir katės. Pavargę ir suplukę visai prarado viltį rasti Zitos tėvelius. Sustojo lekuodami ir girdi. Už sienos kažkas liūdnai dainuoja. Avižėlė iškulta buvai, į aruodą supilta buvai, ir atbėgo iš laukų pelė, ta grūda per pusę, ta pusė per pusę. Mamytės lopšinė, sušuko Zita, jie už sienos. Nematau jokių durų nei lango. Tuoj pragraušiu urvelį, tarė pelė ir paskubam ėmė skrebenėti sienoje skylę. Siena buvo sena, medinė ir papuvusi, tad nesunkiai pasidavė pelytės dantims. O anapus vidury tamsaus kambario stovėjo narvas pilnas pelių. Tirtėdamosi it epušies lapai, jos laukė lemtingos valandos, kai bus susargdintos maru ar cholera. Tikriausiai ne viena mūsų laisvė negrįš, verkė apsikabinusios. Staiga girdi kažkas graužia sieną. Grįš, 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 grįš. Girdit? Sušuko balta pelytė vardu Zimbabvė. Taip ir jaučiau, kad mus kas nors išvaduos iš šio pragaro. Nutilo visos ir laukė žadą praradusios. Staiga mato, ties grindimis atsiveria skylė ir pro ją išlenda maža pelės galvytė. Kūnelis, uodegytė, iš paskos ilgi ūsai, žnyplės, o netrukus ir visas tarakonas. Žiūrėk, mūsų dukrytė! Dvi pelės prasibrovė iki narvo groto ir vis dar negalėdamas patikėti klausė. Situtė, čia tu? Taip, čia aš, tėvelį, mamytė, o čia mano draugas Aloyzas Dzioba. Aloyzas? Kilstelėjo antakius tėvelis. Galit vadinti Liošą, jei jums taip patogiau. Mane mamytė taip vadindavo. Nusilinkė tarakonas, bet Zitos mama tuo jį nutraukė. Bėk iš šio dukrelė, lėkit abu su Lioša, nes tuoj ateis sanitarė leisti mums vaistų. Sučiups ir jūs, gelbėkitės, jų dviem dar visas gyvenimas prieš akis. Niekur nebėgsim, kol jūsų neišvaduosim. Pelės ėmė cypti ir iš laimės verstis per galvą, o baltabūkė Zimbabvė šaukė. Valio, grįžo laisvė, sakiau jums, kad grįž, dabar keliausiu namo pas savo zimbabviukus. Bet Zitos mama kaip mat ją sudrausmino. Nutilk tučtojau, ne jau nori prišaukti sanitarę su juodligės bakterijom. Tss, būkit kaip pelės pošluota, sukomandavo narsusis Aloyzas, tuoj visi keliausim namo. Nuščiuvo kalinės ir laukė, kada Zita su tarakonu jas išvaduos, o tie eina aplink narvą ir niekaip nesumoja, kaip atrakinti. Ant durų kabo milžiniška spyna, o narvo virbai taip suvirinti, kad nė liūtas neišlaužtų. Jau žinau, toptelėjo Aloyzai, pabandysiu į tą spyną įlysti ir apsiversti joje tarsi raktas. Galgi atsirakins? Tik ūsų nenusilaužk, brangusis, perspėjo Zita. Sakai, brangusis? Dzioba net nušvito. Nesijaudink, brangioji, dėl tavęs ne tik ūsus, bet ir kojas galiu nusilaužyti, be to mums tarakonams nulūžusios galūnės greitai atauga. Aloyzas šmurkštelėjo į spyną, įsispyrė kojom ir nugarą stumtelėjo kartą kitą, spina girkšt ir atsidarė. Šoko Zita savo tėvelio bučiuoti, bet mamytė ją sulaikė. Palauk, Zitute, palauk, širdelė, pasidžiaugsim, kai toli nuo šios baisios vietos būsim greičiau krapštom iš spinos tavo narsų į bičiulį ir neždinamės. Nulėkė Zita su tėveliais prie spinos, o ten tik tarakonų ūsai kyšo. Aloyzai, ar tu gyvas? Gyvas, bet nelabai. 3 kojos nulūžo. Nežinau, kaip beišlysiu, gelbėkitės be manęs. Dumkit iš čia, girdžiu kažkas ateina. Niekur be tavęs neisiu, papurtė galvą Zita. Ei, kur jūs? Pašaukė mamytė pelės, kurios jau buvo bemaunančios lauk. Padėkit ištraukti Liošą, turime skubiai nugabenti jį ant stogo. Sušoko kalinės. 1, 2 ir pakėlė sunkią spyną. Papurtė iš pradžių iškrito viena koja, paskui kita, trečia, o tada ant grindų nudribo ir pats nelaimėlis. Čiupo jį pelytės užlikusių kojų, o Zitos tėtis ir sako dukreliai. Greičiau, Zitute, rodyk kelią, nes sanitarė jau duris rakina.
Lyskite pro išgriaužtą plyšelį, kitoj pusėje rasit ventiliacijos angą, pro ją tiesiai ant stogo, išbėrė Zita. Kodėl nebėgiu su mumis? Kodėl nebėgiu su mumis? Sunerimo mamytė Monika. Liksiu čia, pridengsiu jūsų atsitraukimą ir išeisiu paskutinį. Pajutusios laisvė pelytės ilgai nesvarstė. Nešinos tarakonus skubiai viena paskui kitą spruko lauk. Tuo metu atsidarė duris, užsidegė šviesa ir įėjo sanitarija su padėklu ampuliu, o juose juodligės bakterijos. O karamba! Kai pamatė tuščią pelių narvą ir išlaužtą spyną, vos padėklo iš rankų neišmetė. Bet, aha, ne visas pelės pabėgo, viena mažytė likusi. Apnuodysiu bent ją, sugriežė dantim. Ir puolė keturpėšę Zitutės gaudyti, tačiau pelė ne iš bailiųjų, tik šmurkšt po sijonu ir kadims kutenti. Nenaudėlė taip žviegė, kad net sargybiniai sulėkė, manydami, jog sanitarijai protelis pasimaišė, o kai pamatė, kad tuoj juokėsi klūpodama prie tuščio narvo, nė nesuabejojo, kieno tai darbas. Išdavikė, pelių agentė, sušvokštė pro sukastus dantis, paskui čiupo už parankių, pakėlė nuo grindų ir išmetė iš darbo. O Zita tuo metu painiais ventiliacijos koridoriais jau skuodė pas saviškius. Ant stogo tvyrojo ramybė, šiureno šiltas vėjelis. Sargybinėms net į galvą nešovė čia ieškoti pabėgėlių. Kalinės jau buvo išsilakščiusios kasau, tik Krankaitis tipsojo ant atbrailos ir akilai dairėsi į tolius. It prityrė žvalgas. Prie ventiliacijos kamino tupėjo pasimetę Zitos tėvai ir neramiai dirščiojo į varną. Šalia jų tysojo leisgyvis Aloyzas Dzioba. Kokia laimė, kad pasprukai! Sugrudo tėvelis, pamatęs dukrą gyvą ir sveiką. Dabar galim ramiai apsikabinti, apsidžiaugė ir mama. Aš labai atsiprašau dėl savo kaprizų, nuo šiol valgysiu viską, ir avižinius sausainius, ir duonos trupinius, ir net badausiu, kad tik neišeitum iš namų, pažadėjo Zitutė. Nekaltink savęs, mostelėjo uodega mamytė. Nebūtum užsiožiavusi dėl to sūrio, tėčio tikriausiai jau nebūtų tarp gyvųjų. Tik jų dviejų su Liošo dėka mes gyvi ir laisvi, šypsojosi tėtis. Bet kaip jūs radote mus? Ragana Liolė parodė, kur esate, Varnas Krankaitis sutiko mus čia atskraidinti. Zita mostelėjo į Varną, kuris laikėsi atokiau, nesikišdamas jų pokalbį. Varnas jūsų draugas? Nusistebėjo tėvas. O mes svarstėm, ką šitas juodas padaras čia veikia. Šitas juodas padaras laukia, kada galės parskraidinti jūs namo. Kimiai kranktelėjo išdidusis paukštis, nes toks yra raganos Liolios įsakymas. Susigėdusi mama kumštelėjo savo vyrui ir sušnibždėjo į ausį. O tu saky plėšrūnas, eik, padėkok ir atsiprašyk, kol nesulėsi mūsų už netikingumą. Ką darys tėtis? Nukėblino prie Varno ir žemai nusilenkė. Dėkojam tamstai garbusis Varne, kad padėjai mus išgelbėti. Niekai, mostelėjo sparnu juodasis paukštis. Visada kreipkitės į ką. Tik bijau, kad Aloyzas paskutinių kojų nepakratytų, kol jūs čia vieni kitais atsidžiaugsit. Vajetau, cyptelėjo mama. Varnas teisus, Liošo reikia tučto jau guldyti lovą. Nei lovoje grindų plyšė, sugargalėvo Aloyzas. Jei mirsiu, neminėkit bloguoju, užrašykit, krito didvyrio mirtim. Ištversi, Aloyzai, virpančiu balsu sušnibždėjo Zitutė. Laikykis, draugužiai, na, lipam, skrendam. Mes nekeliausim namo. Mes nekeliausim namo, numėkė tėvelis. Kaip? Štai ką, Zitutė, tau pasakysiu. Esi jau savarankiška pelė, turi puikų draugą, tad keliauk namo ir būk laiminga. Po žmogelius visi netilpsim. Tilpsim kuo puikiausiai, aš į ką galiu miegoti po šaldytuvu. Nesiginčik su tėvu, subarė mama. Jeigu pelių bus daug, žmogelis greičiau mus pastebėsims gaudyti bei nuodyti. Mudu su tavo tėveliu pasitarėm, kad esame nebe jaunuoliai ir likusį gyvenimą norėtume praleisti kaime. Ten gryvinas oras, šviežios daržovės, gaivo šaltinio vanduo. Ko daugiau reikia? Keliausim Nemenčinės link, pro sodus, palei nerį, kol rasim jaukiai įrengtą kaimo namelį. Zita net pravirko. Tai ką, nebepamatysiu jūsų? Pamatysiu, kodėlgi ne. Gali bet kada nueiti pas Ragną Liolę ir ji parodys mus stebuklingame savo stiklainį. Be to pasroviai upe atsiūsim šviežių morkų, kopūstą, tik turėsi požymiais nubėgti iki Neries ir pasiimti. Kad ir kaip ramino Zita, tėveliai tojo raudojo ir ne už ką išskris nenorėjo. Na gerai, jau gerai, galų gale neapsikentė Krankaitis. Jei norėsi, kitą vasarą nuskraidinsiu pas tėvelius į kaimą. Sutinku.
Zita nusibraukė ašaras ir apkabino tėvelius. Paskui jų padedama atsargiai užkėlė sužeistą Aloyzą Krankaičį ant nugaros. Tada užsiropštė pati, apkabino stipriai Dziobą, kad skrendant nenukristų, ir paukštis pakilo. Netrukus ant stogo mojuojantis Zitos tėveliai pavirto mažais, vos įžiūrimais taškeliais. Temo. Pasakos tęsinys kitą dieną tuo pačiu metu.